Sveiki, esu Mantas, Software Baltic verslo vystymo vadovas ir šiandien pasidalinsiu savo asmeninę patirtim, paskutinių pusantrų gal metų bandymų suformuoti komandą, kuri galėtų dirbti be vadovų. Kaip atrodo blogai valdoma komanda, visi esame matę. Taip pat žinom, kaip atrodo gerai valdoma komanda. Komanda, kurie aš dirbu, atrodo taip. Tai iš esmės paskutinius pusantrų metų aš mokausi nebūti vadovu, o visam likusi mano komandam mokausi vadovauti tiek savo darbam, tiek klientam ir visam kitam. Truputį istorijos norėčiau pradėti, ta prasme labai nedaug, bet biškai noriu grįžti atgal 100 metų atgal, kaip tada pasaulis. Tai prieš 100 metų dauguma žmonių buvo neraštingi. Pagrindinis dalykas, kuo rūpinosi žmonės prieš 100 metų, buvo paprasčiausiai išgyventi, maisto saugumo jiems reikėjo, pasaulis buvo pakankamai nuspėjamas ir ta ateitis labai prognozuojama. Ir kodėl pradėjom nuo 100 metų atgal, nes prieš 100 metų kaip tik atsirado organizacinės struktūros, mums labai prasta forma, tai yra hierarchija, kai yra vadovų komanda, kuri viršui viską sugalvoja, nes raštingų žmonių nėra labai daug, jie viską suplanuoja. Įsakymas žemyn darbininkam, ką daryti ir po to, aišku, reikia dar pakontroliuoti, ar jie viską teisingai padarė. Praėjo 100 metų, visos šitos prielaidos iš esmės pasikeitė. Visi žmonės beveik vakarų pasaulyje yra raštingi, visi apie maistą jau nebegalvoja, visi nori didesnių dalykų gyvenime, tokių kaip savo vertės įrodymas, nori prasmingo darbo turėti, nori patys priiminėti sprendimus, pasirinkti, kiek laiko dirbti ir panašiai. Deja, dauguma organizacijų vis dar dirba įprasta mums hierarchija ir labai džiaugiuosi, kad Software prieš 2 metus laiko atsirado pas mane galimybė pabandyti biškį naujesnes įmonių organizavimo formas, kurių paskutinius 2 dešimtmečius pasaulyje atsirado. Ir atsirado ne tik teorinių dalykų, bet jau atsirado praktikų, kuris galima imti, žiūrėti, kopijuoti, bandyti pačiam kažką. Tai nuo ko viskas prasidėjo Software. Pagrindinis dalykas yra iš tikro, kad galėtų komanda pajudėti į tą pusę, tai yra vadovų, akcininkų vertybės, kuo jie patys tiki. Nes norint nustoti kontroliuoti darbuotojus, jais reikia avansų iš karto nuo pirmos minutės pasitikėti. Ir kai samdom žmogų, iš karto sakyti, kad taip samdom žmonės, kurie yra sąžiningi, atsakingi, darbštūs, protingi, kad nekiltų nes kažkokio mažiausio noro kontroliuoti juos. Ir šitoje vietoje pirmą žingsnį žengė iš tikrųjų mūsų vadovas Tomas. Tai jis davė pilną laisvę visom verslo kryptim, gyvenkit kaip norite. Iš esmės verslą galėjom kurti, komandas formuoti, kaip patys susigalvojom. Antras Tomo kvietimas buvo iš tikrųjų prieš 2 metus pakvietė į mokymus antro lygio vadovus kartu su juo ėjo mokytis metus laiko ir ten biškį susipažinom su sociokratija ir būtent pamatėm tą praktinę pusę, kaip gali būti komandos, kurios pačios gyvena be vadovų. Dar labai svarbi prielaida, kad nesvarbu, kokia organizacinė struktūra Software per visą gyvenimo istoriją buvo, bet viena vertybė pas mus buvo visada labai stipri, tai yra laisvė. Vadinasi, visus 16 metų, kiek mes gyvuojam, tai žmonės tikrai jautėsi laisvi ir kas yra svarbiausia, automatiškai atsirinko žmonės, kurie nori prisimti atsakomybę kartu su laisvė. Tai visos tos prielaidos pas mus įmoniai buvo, tai nereikėjo labai stengtis ir dėl to pasiryžau šitam eksperimentui. Iš tikrųjų prieš 1,5 metų keitėsi organizacinė struktūra iš matricinės struktūros į komandas orientuotas į klientus ir buvau komanda, su kuria pradėjau nuo pirmų minučių dirbti taip, kad komanda kuo daugiau prisimtų pati atsakomybės ir manęs reikėtų kuo mažiau. Nuo ko pradėjom? Norint kažką sukurti, reikia laiko. Ir pirmas pats mano sprendimas buvo iš karto paskirti laiko, labai daug iš tikrųjų laiko skiriam. Tai kiekvieną mėnesį iš karto sutarėm, kad 1 dieną per mėnesį skirsim bendravimui tarp komandos. Ir vienas kito pažinimui, mokysimės, kas tai yra savivaldančios komandos ir panašiai. Ir erdvę pasirinkom irgi fotostudiją, kad būtų biškai gražiau, ne ofiso aplinka, biškai toliau nuo biuro, kad žmonės galėtų tikrai susėsti rate ir bendrauti. Komanda, apie kurią kalbu, nėra labai didelė, tai yra 20 žmonių, todėl mes šitą fotostudiją nedidelę visai neblogai telpam iš tikrųjų.
Tai va, viskas nuo to ir prasidėjo. Tai pirmas tikslas buvo kartu mokomės, mes pasirinkom mokymosi būdą, kad iš tikrųjų aš mokausi, nešu žinias į komandą ir kartu pasižiūrim, kas mums tinka, pasiliekam, kas netinka, paleidžiam. Tai kažkokių išorinių konsultantų mes tam dalykui nesamdėm, dėl to labai dėkingas komandai už tą tokį pasitikėjimą, biškį avansų ir tikėjimą man to, ką aš pasakoju. Tai mokėmės mes iš tikrųjų ilgai, 10 mėnesių, tai va 10 susitikimų kiekvieną mėnesį, mes labai neskubėjom, nepuolėm pradėti nuo procesų. Lygiai taip pat 10 mėnesių, tai kai mes mokėmės kartu, mes labai daug laiko skiriam bendravimui. Tai irgi, tai va 10 mėnesių, taip įsivaizduoti, nuo vasario iki lapkričio mes iš esmės visą dieną skirdavom tam, kad mokytis bendrauti ir šiaip kažko mokytis. Apie procesus, kurie yra trečias punktas, mes priėjom tik tai 11 mėnesį, kur jau pradėjom kalbėti apie kažkokias struktūras, ką darom, kas už ką atsakingas ir panašiai. Bendravimas. Kaip ir sakiau, labai daug laiko skiriamės bendravimui ir išbandėm įvairiausių būdų, tai biškai pasidalinsiu, kas mūsų komandai suveikė, kokie būdai ir kurie būdai nelabai suveikė. Tai pirmas mūsų sutarimas buvo, kad mes neateinam ir nesakom, kad yra problema, tai šitą žodį pakeitėm į jaučiu įtampą, tai yra labai asmeniška, tai yra per jausmus ir sunku žmogui pasakyti ne, kai žmogus kažką jaučia. Antras dalykas yra, mes neateinam pasiskūsti, mes ateinam su prašymu arba informuoti kolegas, ar turiu klausimą, biškį mažinti tą kultūrą, kad labai daug laiko tada diskusijose gaištama tuščiai. Tai čia pirmi mūsų susitarimai buvo, po to pradėjom galvoti apie atgalinį ryšį, feedbackų davimą ir feedbackų lengvesnė forma yra padėka. Pradėjom nuo padėkos, nes dėkoti yra už ką, visi tikrai suranda už ką dėkoti. Kaip pabandėm feedbacką duoti, sunkiai sekėsi iš tikrųjų, nes dažniausiai feedbacką duoti moko vadovus, visi pamiršta pamokyti komandą, kaip tą feedbacką priimti. Po to vadovai skundžiasi, kaip čia darbuotojai mano nemoka feedbacko priimti, aš viską teisingai pagal laiptelius dėliojau, o žmogus puola teisintis, užsidaro arba bėga, tai pasimokėm feedbacko mes truputį. Suteikti feedbacką, kadangi sunku, pabandėm kitą variantą, eiti prašyti feedbacko. Ir labai puikiai tas dalykas pavyko, žymiai lengviau yra eiti kažko prašyti feedbacko, rezultatas gaunasi tas pats, jeigu yra susitikime 20 žmonių, jeigu visi paprašo feedbacko bent jau iš kelių žmonių, tai rezultatas iš tikrųjų tas pats kaip ir duoti feedbacką, bet kai paprašai, dingsta įtampa iš žmogaus, kuris duoda feedbacko, kad kažką blogo pasakys. Ir pats žmogus, jeigu jau paprašė feedbacko, negaliu aš pykti, nes paprašiau feedbacko. Nesutarimai, tai irgi vienas iš pirmų dalykų, ką mes sutarėm, kai pas mane ateidavo darbuotojai ir sakydavo, aš kažko neturiu, nesutariu, reikia eiti klausimą išspręsti, tai iš esmės iš karto sakydavau, kad taip, aš galiu išklausyti, užjausti, atjausti, bet to klausimo tikrai neišspręsiu, jeigu nori, kad tas klausimas išspręstų, reikia eiti tiesiogiai pas tą žmogų, kur jauti įtampą. Tai šitas dalykas irgi puikiai pavyko. Ačiū Dievui, kol kas konfliktų dar neturim didelių komandai, tai kaip spręsti konfliktus dar nesimokėme. Tada mokėmės klausyti, nes irgi vienas iš mūsų savybių yra, kad mes visi labai daug kalbam, o klausytis niekas mūsų nei mokykloje, nei universitete, niekur mūsų nemokė. Tai klausimusi mes mokėmės non-violent communication, tai yra nesmurtinio bendravimo metodologija, kuri puikiai tinka prie valdančių komandų. Nes ten tam, kad klausytis, yra tam tikri patarimai labai praktiniai. Ir paskutinis dalykas be darbo, be abejo, komandai labai svarbus šventimas ir mūsų komanda labai greitai patapo daugiausiai švenčiančią komandą įmonė. Ir komanda pati sprendžia iš tikrųjų, kiek švęsti, kada švęsti, kaip organizuotis, kaip tik dabar laukiu, ką vasarai sugalvos, nežinau, kažką sugalvos tikiuosi. Sprendimai. Kaip priimami sprendimai, kai nėra vieno žmogaus, kuris priima sprendimus? Tai naudojama yra keturi būdai pas mus. Yra pirmas būdas atsiprašyti. Jeigu paprastas klausimas, reikia kažką greitai padaryti, kad laikas nesitemptų, geriau padaryti. Jeigu nepataikiau, atsiprašyti ir viskas. Svarbu, kad nestovėtume vietoj. Antras būdas yra, kai aiškiai aprašytos rolės ir atsakomybės, tai žmogus toj rolė atsakomybė gali priimti kokį tik nori iš principo sprendimą, su viena sąlyga, kad jis pasitartų. Visų pirma, reikia pasitarti su žmonėmis, kuriems tas sprendimas darys įtakos, ir žmonėmis, kurie laikomi ir tos srities ekspertais. Tai nebūtinai turi būti vadovas, bet toks pripažintas žmogus, su kuriuo pasitarti.
Tai yra patarimieji, tik tai 2 balsai, sprendimą priima vis tiek pats žmogus, nes aiškiai prašyta, kad tai yra jo rolė, jo atsakomybė. Bet pasitarti būtina, nepasitarus negalima priiminėti sprendimų. Tada naudojama rato technologija, kai kalba visi ir dažniausiai būna pirmas ratas, kai visi užduoda patikslinamuočius klausimus, nepuola reaguoti kažkaip, patarinėti ir taip toliau. Ir tik antras ratas būna, kai mes jau kažkaip reaguojame į pasiūlymą ar į klausimą. Ir trečias ratas būna, kai jau reikia kažkaip balsuoti ir balsavimui mes naudojam consent, neverčiau į lietuvių kalbą, nežinau kaip tiksliai išversti, bet yra neprieštarauju. Nereikia painioti su konsensus, kai reikia, kad visiems sprendimas tiktų. Čia turi būti, kad taip tinka, nėra labai gal gerai, bet neprieštarauju. Ir prieštaravimas negali būti, kad man nepatinka, tai yra negali būti tokių dalykų kaip veto balsas. Tai prieštarauju turi būti rimta priežastis, kodėl sprendimas priimtas pakenks kažkaip komandai. Vienas iš sprendimų, jeigu nori, kad komanda pati nuspręstų kažką, reikia informacijos komandai. Taip įsivaizduojant, jeigu iš vadovo paimtumėm buhalterį ir sakytumėm sėkmės nuo rytojaus priiminėti sprendimus, tai dažniausiai mes ir iš komandų kartais tikimės, kad kažką spręskite, o informacijos neprieina niekaip komanda. Tai nuo pirmos minutės mūsų komandoje visi įmonės finansai pasidarė skaidrus, ne tik komandos, bet visos įmonės finansai. Skaidriai buvo pristatomi, komentuojami ir ne tik pristatomi, bet ir žmonės buvo mokomi suprasti finansinę informaciją, nes jeigu informacijos nesupranta, tai irgi jos nepanaudos. Antras dalykas, visai komandai iš karto buvo duota prieiga prie absoliučiai visos įmonės informacijos, naudojam Power BI analitikos įrankį. Ir tas, kas nori, gali jau nueiti detaliau, pasižiūrėti informaciją, pasianalizuoti savo ar komandos rezultatus. Ir vadovų sprendimai, dar vadovai nesprendė kažko salyti, jau komanda turi žinoti. Tai labai greitai ir aš, ir komandos vadovai labai greitai informaciją nunešam pas komandą. Praėjo 10 mėnesių, atėjo laikas pasikalbėti apie procesus, nes komanda visų pirma išaugo ir vien tik tai bendravimo gero sutarimo jau tada jau nebepakanka. Kitas dalykas, mes jau išmokom vienas su kitu bendrauti ir jau, kai išmoksti kalbėtis, galime apie kažką jau bandyti susitarti. Tai pirmas dalykas, ką mes padarėm, tai pasirinkom holakrasį, tai viena iš sociokratijos atmainų, gal pasakyti, kuri yra pakankamai ne tik principai, bet aiški metodologija, ką reikia daryti, kad komanda pati galėtų savarankiškai dirbti. Ir pagal šitą metodologiją yra sukurtas appsas Glassfrog, tai mes pradėjome naudoti šitą appsą, kur visi labai aiškiai mato, kokios atsakomybės, kokios rolės, kas už ką atsakingas ir panašiai. Tai pirmas dalykas buvo apsirašyti rolės ir atsakomybės. Tai pradėjom nuo to, kad apsirašėm rolės tokios, kokios iš esmės šiai dienai yra, nieko naujo neišradinėjom ir užfiksavom, kaip šiai dienai yra ir tada yra valdymo susirinkimai ir nuo tos dienos, kai patvirtinom pirmą versiją, rolės atsakomybės gali keisti tik visa komanda, aš negaliu keisti, įmonės vadovas negali keisti, vienas žmogus irgi negali dviesi susitarti, tai yra rolės atsakomybės jau keičiami tik tai bendru visos komandos sutarimu. Yra einamieji susirinkimai, tai einamosius susirinkimus matot kairiai pusėje, kaip jie atrodo, labai paprasta struktūra, čekinas, čeklistas, patikrinti, kaip mums sekasi, metrikai tai yra skaičiai, mes skaičių turim daug, bet čia pas mus ko neliko biudžetų ir KPI-sų. Tai metrikai pas mus rodo tik tai tendenciją, kur mes judam ir mes matom, gerėja ar blogėja ir kas to darom. Bet kažkokių metinių tikslų, kaip KPI-sai pas mus nebeliko. Yra vidiniai projektai, kaip sekasi, ir klausimai, kuriuos atsineša komandos nariai. Tai pradėjus naudoti tokią aiškę struktūrą, kai nebeliko vietos kažkokiam ilgom diskusijom, žmonės, kai ateina pasiruošę, su aiškiu klausimu, su aiškiu prašymu, jau, nežinau, po antro gal susirinkimo jau pamatėm, kad mūsų savaitinis susirinkimo greitis bent jau padvigubėjo. Ir, pavyzdžiui, paskutinį penktadienį mes per pusę valandos visus klausimus aptarėm ir likusi pusę valandos skyrėm prie kamerų kažkaip atitempti savo augintinius ir pasidalinti, kaip jie atrodo. Ne visiems pavyko, buvo kur katinų labai giliai pasislėpę. Tai atrodo labai griežta struktūra iš vienos pusės ir eliminuoja biškį tą tokį pasidalinimą, kaip žmogus jaučiasi, bet iš kitos pusės labai daug laiko susitaupo ir yra laiko pasidalinti šiaip gražiais dalykais. Ne kiekvieną savaitę naudojam šitą struktūrą, iš tikrųjų yra antra struktūra, kurią mes naudojam, kai visi žmonės iš eilės komandai, kas yra, papasakoja, kaip sekasi.
Šiaip visos rolės, nuo pardavimų, marketingo iki konsultantų, programuotojų, visi pasidalina, kaip sekasi, užduoda klausimus, kažko pasidalina. Šitą struktūrą irgi puikiai veikia, tai mes dabar taip miksuojam, kartais labai griežtą struktūrą, o kartais žmonėm leidžiame šiaip pasidalinti, kaip jaučiasi. Toliau, žiemą 2 mūsų konsultantės, kurias labai mylim, išėjo į mamyčių atostogas. Ir šiaip, kadangi komanda auga, tai atėjo laikas daryti atranką ir ieškoti žmonių. Tai vienas iš įdomesnių sprendimų, ką nusprendėm, kad iš karto įtraukti visą komandą į atranką. Aišku, personalo vadovė taip labai skeptiškai žiūrėjo pradžiai, vėl eilinis eksperimentas mūsų. Komanda iš karto sakė, tai mums čia gal reikia mokymo kažkokius, kokius klausimus užduoti žmogui ir panašiai. Tai, bet sutarim taip, kad, žiūrėkite, ateina žmogus, reikia su juo susipažinti ir pagalvoti, ar jūs norėtumėt, kad tas žmogus prisijungtų prie jūsų komandos, ar jis bus vertingas komandai, ar norėsite žmogų mokyti, padėti tam žmogui, kai jam sunkiau seksis, o tam žmogui sudarėm puikią galimybę tiesiogiai specialistų paklausti tas, kas jam rūpi. Tai iš esmės šitą dalyką mes darom, kai būna pirminis pokalbis tik tai su komandos vadovu ir antrą pokalbį, kai tą detalesnį antrą pokalbį kviečiam kandidatą, tai antras pokalbis prasideda nuo pokalbio su komanda iš karto. Tai jau po pirmo tokio eksperimento pamatėm, kad kandidatas jaučiasi puikiai, komanda puikiai jaučiasi, niekam neliko abejonių, kad tikrai tęsim, darysim ir 4 vietų mums reikėjo žmonių, tai kandidatų gal kokių 10-12 praėjo šitą procesą, ne vienas kandidatas nesakė, kad blogai, visi labai džiaugiasi, kad tiesiogiai galėjo pajausti, į kokią komandą ateina, nes gal netgi komanda svarbiau, ne darbas žmogui renkantis darbdavį. Ir buvo iš tikrųjų tokių vietų, kur mes, kodėl komandą įtraukiam, kad komanda pajaustų, ar žmogus pagal vertybės mums tiks. Ne techninės žinios įvertinti per tą pokalbį, bet būtent vertybiškai. Ir tikrai pas mus buvo, jau šiaip degėmės labai jau ten šviesiai, taip sakant. Ir labai jau konsultantų reikėjo, bet buvo 4 kandidatai, kurie techniškai tikrai tiko, žinios viskas ok, bet komanda turėjo abejonių. 1-2 žmonės, kur sakė, ne, tikriausiai nepritaps. Ir taip mes drąsiai tokiems kandidatams sakėm, atsiprašom, bet mūsų atsakymas yra ne. Ir kantriai ieškojom tų žmonių, kurie labai tiksliai tiks pagal vertybės mūsų komandai. Užtrukom labai ilgai, bet labai verta buvo. Kita vadovo funkcija – pasikalbėti su žmonėmis, pajausti, kaip jie gyvena, kaip jie jaučiasi, patarti, padėti. Deja, realybė yra tokia, kad labai dažnai komandos vadovai yra užaugę iš specialistų, kas pas mus yra iš tikrųjų. Plus darbuotojai ne visais klausimais nori bendrauti su vadovu. Tai nusprendėm pasisamdyti coacherį. Tai nuo kovo mėnesio sėkmingai praktikuojam, kažkur pusė komandos vaikšto pas coacherį. Tai coacherį vis pas mane ateina kažkokio feedbacko, aš jai neduodu ir jis grįžta vėl. Tai sako, man vis tiek reikia žinoti, kaip man sekasi ar ne, bet iš tikrųjų tai yra visiškai žmogui, asmeniškai yra coacheris, asmeniais klausimais, darbiniais klausimais, pats žmogus renkasi, jokių lūkesčių coacherių, jokių lūkesčių darbuotojams iš to nebuvo, kad kažkaip ten užaugtų žmogus, tikslų kažkokių pasiektų, tai visiškai žmogaus asmeniniam augimui, nes jeigu žmogus bus šiaip laimingas, tai bus ir po darbo laimingas, ir darbe laimingas. Pirmos mintis po 1,5 metų šitų bandymų, kadangi esam pačioj pradžioj, tai iš karto pasijauti, kad komandai padidėjo atvirumas, pas mus nėra joks klausimas nutylimas, reikia pagalbos per minutę laiko randa atsakymą iš karto, tai tas atvirumas yra labai aukštas. Sprendimų greitis, kai sprendimus priiminėja žmonės ten, kur yra problema, tiesiai bendraudami su klientu, su partneriais, iš karto gali priimti sprendimus, labai padidėjo sprendimų greitis. Darbuotojų augimas pas mus taip yra formaliai priskirtas buddy ar mentorius, nežinau kaip pavadinti, bet iš tikrųjų komanda visa augina naują atėjusį žmogų ir tas labai pasijaučia, kad darbuotojų nuo įdarbinimo iki kol darbuotojus pradeda kurti vertę įmonėje, laikas sutrumpėjo kartais iš tikrųjų. Bendradarbiavimas su partneriais ir klientais, tai kad komanda pasidarė atviresnė ir labiau bendraujantį komandą, išmoko kaip bendrautis ir labai greitai persidavė ir išorę. Tai pasimėm dabar projektų tokių, kur kaip ir pagal mūsų veiklą nepriklausytų, bet šiaip smagu su partneriais dirbti, tai bandom, žiūrėsim eksperimentas, kažkas gal iš to gausis. Tada su klientais taikom kartais tokias praktikas, kai pačiam klientui leidžiam pasirinkti, kiek mokėti už produktą. Kokią kainą klientas pasako, mes sakom, ok, tinka. Va tokie įdomesni dalykai.
Aišku, visiems įdomu, kaip sekasi verslas mūsų, kai komanda va taip kažką daro. Tai per 1,5 metų mūsų komanda patapo pelningiausia ir greičiausiai augančia komanda įmonė. Ir aišku, yra kitokių minčių apie asmeninius pokyčius, nes reikia asmeninių pavyzdžių rodyti komandai viską, ką paskui, kitaip komanda netikės. Ir kadangi esu visiškas intravertas, tai man didžiausias pokytis buvo pradėti kalbėti, šiaip kalbėti. Po to jau atviriau kalbėti, biškai apie asmeninį gyvenimą kažką papasakoti. Ir trečias etapas jau buvo, kai jau reikėjo ir apie jausmus kalbėti, tai jaučiu šitoj vietoj didžiausias pokytis įvyko. Iššūkiai. Nėra iššūkių, nėra gyvenimo be iššūkių, būtų gal neįdomu, kadangi yra pirmi žingsniai, iš karto pamatėm ir tas vietas, kur mes susidurėm su kažkokiais nesklandumais. Tai klausimai dabar atviri yra tokie, einant toliau su mūsų komanda, tai kaip užtikrinti bendradarbiavimą su kitom komandom, nes atsirado labai skirtingos komandos ir jau įmonė garsiai kalbama, kad iš esmės yra 4 įmonės vienoje įmonėje. Tai tas klausimas, kaip užtikrinti bendradarbiavimą tarp komandų. Kaip rasti asmeninį palaikymą, nes pakankamai naujais dalykais eksperimentuojame, tai mano nuotaikos taip sviruoja kaip kardiograma, tipo aukštyn žemyn kiekvieną savaitę. Ir asmeninį palaikymą iš tikrųjų radau iš 2 žmonių, su kuriais pastoviai pasikalbu ir vėl grįžtu į tą lygį, kur galima kažką toliau tęsti. Nes kai žmonės nesupranta, tai jie labai daugiau linkę kritikuoti, negu padėti. Kitas klausimas yra, kaip elgtis su kolegomis, kuriems netinka, nes ne visiems kolegom iš tikrųjų tinka tą prisimti atsakomybę, augimas, nauji dalykai. Tai šitas klausimas ypatingai aktualus su specialistais, kurie ilgesnį, tarkim, laiką įmonėje dirba. Kas skatina sąmoningumo augimą, kadangi mes galvojame apie tai, kad kai žmogus auga produktai, auga verslas ir reikia pradėti būtent nuo žmogaus augimo. Ir verslas nėra įpratęs auginti žmonių sąmoningumą, tai ieškom būdų, kaip padėti žmonėms augti kaip žmonėms. Ir kadangi komanda auga, jau matom, kad reikia skaidyti komandą į subkomandas, biškiai kyla rizika grįžti vėl prie hierarchinės kažkokios struktūros, tai dabar žiūrim, kaip integruoti subkomandas, kad jos būtų didesnės komandos dalim ir nesijaustų kažkaip esančios apačioje. Tai čia pagrindinis gal darbas mūsų ateinančio pusmečio, aš taip spėju. Pradėjau 100 metų istoriją ir pabaigsiu. Tai prieš 100 metų, kai atsirado hierarchinės struktūros, protingi ekonomistai paskaičiavo, kad ekonominis progresas yra labai neblogas ir industrinis. Ir jeigu ten auksim tam tikrų tempų, tai po 100 metų, 2020 metais dirbsim 15 valandų. Ir kažkaip taip neatsitiko. Tai va ir norisi kažkaip ieškoti būdų, kad nebesijaustų žmonės šito vargšo jaučio vietoje. Jeigu kam įdomu, ta prasme, iš kur sėmėmės informacijos, tai yra pagrindiniai iš tikrųjų 4 skaitiniai, kuriuos rekomenduočiau, kur labai aiškiai tokia tvarka, kaip čia sudėta, gal taip ir rekomenduočiau iš tikrųjų, nes pirmos 3 knygos ir iš esmės yra apie sociokratiją ir paskutinė yra Nonviolent Communication, kur būtent užtikrina gerą sklandų komandos bendravimą. Tikriausiai šiam kartui tiek. Ačiū labai.